momento prego la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Mėlyjeji, turime apkeliauti pasaulį. Šiek tiek užtruks, nes pasaulis gana didelis. Telefoninė konferencija, kurioje pateikiu gilią dvasinę mintį. Jie visi kartu gyvename. Kai skambiname iš šias 80 šalių, man sako, sveiki, kaip sekasi, kaip gyvenate. Tai gyvai bendraujanti šeima, nuostabu. Tikslas – paskatinti mus leistis į šventąją kelionę. Kelionę į šventumą. Sveiki visi ir labas vakaras. Kviečiame į naują populiarų judėjimo susitikimą. Esu Tamara, žurnalistė iš Arezzo, Toskanos. Esu ištekėjusi už Francesco. Dirbu tarptautiniame Lopiano miestelėje, kur esu komunikacijos biuro vadovė. Pastaraisiais metais stengiamės puoselėti artumą visose mūsų gyvenimo srityse. Šiandien norime žengti dar vieną žingsnį šiuo keliu. Pradėkime šį susitikimą nuo mūsų dvasingumo šaknų. Paklausykime Chiara Lubich žodžių. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Kadagi Viešpatie? Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Dėl meilės vargšams, kuri visada suteikia šviesos, šventoji dvasia leidžia suprasti, kad reikia mylėti ne tik vargšus, bet visus. Mylėk savo artimą kaip save patį, kad ir kas jis bebūtų. Ir štai puikiai idėja bei sprendimas – paversti mūsų kasdienį gyvenimą, bendravimą su įvairiais žmonėmis, į materialių ir dvasinių gailestingumo darbų puokštę. Nes ir čia galioja žodžiai, tai padarei man. Kiek brolių praėjo pro mus, kiekviename matėme Kristų, kuris prašė pagalbos, paguodos, patarimo, pamokymo, šviesos, duonos, pastogės, drabužių, maldų. Tikėkimės, kad vieną dieną Jėzus atsakys kiekvienam, kuris paklaus, kada Viešpatie aš tave pamaitinau, pagirdžiau, paguodžiau, kiekvieną kartą, kai tai padarei mažiausiam iš mano brolių, padarei man. Padarėte man, Mato Evangelijos eilutė, kuri yra šios meditacijos širdis. Taip populiarų judėjimas pavadino ir savo 2024 metų bendrystės ataskaitą, kuri buvo pristatyta lapkričio 6 dieną Romoje. Tai dokumentas, kur neapsiriboja skaičiais, bet parodomi konkretūs brolystės pokyčių ir vilties žingsniai. Gyvas pasakojimas apie darbus ir projektus, kurie radęs įvairiose pasaulio vietose neša vienybės charizmo ženklą. Darbai atlikti drauge su įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, kaip antai ši, kurią jums dabar pristatome iš Sicilijos, didžiausios Italijos salos.
Kooperatyvas FOCO veikia nuo 2012 metų, bendradarbiaudamas įvairiomis viešosiomis ir privačiomis įstaigomis, vykdo migrantų, nelydimų nepilnamečių, priėmimo ir integracijos projektus, skatina švietimo, kultūros ir teisinius procesus. Hasan Mohamed pasako mums savo istoriją. Mes 5 vaikai, 4 broliai ir sesuo. Aš vyriausias. Mano šalyje yra daug gyventojų, todėl rasti darbą yra labai sunku. 2 metus dirbau Libijoje mūrininku. Vienintelė problema buvo ta, kad už darbą mums nemokėjo. Be to, dirbti buvo pavojinga gyvybei. Kažkas man pasakė, kad vykti į Italiją nėra pavojinga. Buvo 2021 metai ir aš atsidūriau laive. 4 dienas ir 3 naktis. Tai buvo labai pavojinga. Kai apie tai galvoju, imu verkti. Nenoriu prisiminti tų akimirkų. Kai atvykome į Sirakūzus ir pamatėme žemę priešais save, buvome be galo laimingi. Aš dėkojau Dievui, kad jis man davė naują gyvenimą. Kai atvykau į Chiaramontą, radau kooperatyvą FOCO. Jie turėjo daug namų imigrantams. Mes išnuomojame keletą namų, kuriuose naudos gavėjai gyvena mažomis grupėmis po 3, 4, daugiausia 6 žmonės ir gyvena normalų gyvenimą. Mes buvome vieni iš pirmųjų, kurie pradėjo taikyti šį priėmimo būdą, pagrįstą galimybę gyventi brolystės dvasia. FOCO administruoja projektą Chiaramonte 50 suaugusių vyrų, bei dar 4 projektus skirtus nelydimiems užsienio šalių nepilnamečiams, tiek Sicilijoje, tiek Kalabrijoje. Aš įsimylėjau Chiaramonte žmonės, todėl nusprendžiau čia pasilikti. Vaikinai iš tiesų paima gyvenimą į savo rankas. Susidaro dorybingas ekonominis ratas, kuris yra labai svarbus šaliai. Kooperatyvas FOCO padėjo man rasti padavėjo darbą. Kai atėjo Hasan, pamačiau, kad jis moka dirbti, yra protingas ir mandagus. 2023 m. vasario 8 d. jis įdarbintas pagal profsąjungos nustatytą darbo užmokestį. Mūsų restoranas yra istorinė Italijos vieta. Kitais metais švęsime 130 metų veiklos jubiliejų. Mūsų restoraną reprezentuojantis patiekalas yra įdarytas šonkaulis, mūsų virtuvės ikona. Čia dirbu jau 3 metus ir 3 mėnesius. Nemanau, kad tai yra mano darbas. Manau, kad tai yra mano namai. Kai galiu, padedu kitiems, ypač tiems, kurie dar gerai nemoka italų kalbos. Visada sakau jiems, kad svarbiausia yra pagarba. Mūsų darbo kryptis, ypač pastaraisiais metais, yra ta, kad kalbame apie abipusiškumą tarp žmonių, taigi nėra subjekto, kuriam turėtume padėti ir panašiai. Bet yra susitikimas tarp žmonių, tarp subjektų, kurie kartu nori prisidėti prie visuomenės augimo. Turime išmesti iš galvos mintį išnaudoti žmones. Tai dalykas, kurį reikia atmesti bet kokiu atveju. Nesvarbu, ar tai italas, ar magrebietis, ar bangladešietis. Išnaudojimas negali gyvuoti.
Aš nusipirkau namą ir man padėjo mano viršininkas. Aš jaučiu, kad mano antrieji namai yra Chiaramonte. Namai yra ten, kur gimiau ir užaugau, o čia yra mano antrieji namai. Tai tik viena iš daugiau nei 100 veiklų, kurias galite atrasti vartydami 2024 metų bendrystės ataskaitą. Jei bent šiek tiek sudomino, tuomet belieka apsilankyti mūsų svetainėje fokuliare.org. Ten ją rasite įvairiomis kalbomis. Tęskime savo artumo kelionę. Persikelkime į Ekvadorą, tiksliau į Esmeraldas provinciją, kuri jau 4 metus vykdomas projektas Sunrise, įtraukiantis daugybę žmonių, ypač jaunimą, į specialius ekologinius klubus ir ne tik. Pažiūrėkime, apie ką čia kalbama. – 2016 m. gegužės mėnesį Esmeraldas provincija nusiaubė galingas žemės drebėjimas. Kai kurie fokuliarai iš kito atvyko padėti. Muisne kantone gimė projektai. Bėgant metams, narkotikų prekybos augimas regione, neatsiejamas nuo smurto ir aukšto žmogžudysčių skaičiaus, kartu socialinė ir ekonominė nelygybė, organizuotų nusikalstamumu, žemės struktūros irimu ir institucinė korupcija paauglius ir jaunimą paverčia labiausiai pažeidžiamą gyventojų grupę. Atsižvelgiant į šią situaciją, padedant AMU, buvo įkurti ekologiniai klubai, kuriuose dalyvauja daugiau nei 500 jaunuolių kaip atsakas į šią rykštę. Projektas Sunrise – tai noras augti asmeniškai, visapusiškai, stengtis augti kaip šeima ir kaip bendruomenė. Projektas lydi visapusišką jaunimo ugdymo procesą, teikdamas jiems pagalbą techniniais ir aplinkosaugos klausimais, techniniais ir socialiniais klausimais bei psichologinę paramą. Taip pat turime sritį skirtą verslo iniciatyvoms, kurios kuriamos siekiant pagerinti bendruomenių ekonominę padėtį. Veikia 12 ekologinių klubų, kuriuose dirbame ne tik aplinkos, bet ir kiekvieno asmens priežiūros ir apsaugos srityje. Dirbame su žmonėmis, vertybėmis, dirbame su ydomis ir dorybėmis. Atsodiname miškus, organizavome šiukšlių surinkimą paplūdimiuose, valėme bendruomenių erdves. Paskutinė veikla, kurią įgyvendiname, buvo mangrovių valymas. Projekto pradžioje buvo įspūdinga. Surinkome 700–800 kg kietųjų atliekų. Matome, kad žmonės kiekvienoje iš šių bendruomenių įgyja galios. Dabar surinkame 150 kg, 100 kg. Tai buvo drastiškas pokytis, reikšmingas kiekvienai iš šių bendruomenių. Tai labai graži patirtis ir dėka jos mes padedame gamtai. Padedame ją išlaikyti švarią, higieniškesnę. Ši patirtis taip pat išmokė mane vertybių, nespręsti apie žmonės pagal jų išvaizdą. Technikai mus išmokė daug vertybių, kurias aš tikrai vertinu. Mes dirbame, kad apsaugotume aplinką, kad padidintume visos mūsų visuomenės sąmoningumą. Bet šiame kontekste mes pamatėme, kad reikia sukurti darbo galimybės jauniems žmonėms. Supratę ir žinodami, ką turime, kas esame. Mūsų tėvai užsiima kakavos auginimu. Todėl pamanėme, kad čia gali būti verslo galimybė visiems ekologinio klubo nariams. Mūsų veikla orientuota į ekologiško šokolado, kuris turi teigiamą poveikį aplinkai, gamybą ir perdirbimą.
Mano gyvenime įvyko labai blogas dalykas, dėl kurio aš pasakiau, pakaks, ne aš nebegaliu. Bet dėkui tiems, kurie dirba su Sunrise, jie atėjo į mano namus, paskambino man, domėjosi tuo, kas man nutiko ir suteikė man jėgų eiti toliau. Ir aš esu labai dėkinga už tai. Didžiausias pokytis mano gyvenime. Jis galėtų ženklinti ribą prieš ir po. Jaučiu, kad turiu naują impulsą, kad keliauju kitaip, kad projektuoju kitaip. Manau, kad radau savo gyvenimo tikslą. Ekologiniai klubai yra paprasta idėja, kuris su nedidelėmis sąnaudomis gali duoti daug naudos. Padėti šiems jaunuoliams ir merginoms pažvelgti anapus sunkumų ir savo bendruomenėse rasti naują gyvenimo prasmę.